Aš galvoju, kad 97% žmonių šito visato aš nerekomenduoju. Kodėl? Todėl, kad daugelis žmonių tiesiog nenori jokių pokyčių savo gyvenime. Galbūt jie viduje norėtų, bet jie ant tiek prisirišę prie savo komforto zonos, kad iš tikrųjų jiems nuo vien žodžių pokytis yra spogai ateina, visur atsiranda. Tai žmogus, kuris iš tikrųjų bijo pokyčių, nenori pokyčių, jau yra tobulas arba jo gyvenimas jam jau atrodo viršūnė to, ko jisai jau galėtų tikėtis, tai jiems iš tikrųjų nei net šito video nežiūrės, nei jiems iš tikrųjų tą reikalingą programą. Plus, jeigu žmogus yra negativistas, kuris ateina į programas tam, kad dar įrodyti, kad nieks neveikia, tai jiems irgi nereikalinga šitą programą. O kam reikalinga šitą programą, iš tikrųjų žmonėms, tai yra labai nedideliam kiekiu, elitui praktiškai, tai yra apie 3% žmonių, kurie iš tikrųjų turi ambicingus tikslus, tikrai niekuomet nepasitenkina to, ką dabar turi, nors ir sugeba džiaugtis to, ir žmonės, kurie nori tiesiog tapti dar efektyvesniais, kurie nori suvokti, ką jie daro truputėlį ne taip ir ką galima padaryti, kad tiesiog mažesnių pastangų dėka pasiekti didesnių rezultatų. Tai šitiems tai iš tikrųjų ta programa būtų labai gera.